O dabar kviečiu Aistę Leonaitienę, kuri pristatys apie beržų sulos sirupo pavadinimu Laimybė. Taip. Sveiki visi. Kai pristatau savo kuriamą produktą, labai dažnai išgirstu klausimą, kaip kilo idėja pradėti gaminti beržų sulos sirupą. Ištiko gyvenimas ir turėjau labai apriboti rafinuoto cukraus vartojimą ir medui esu alergiška, todėl pradėjau žvalgytis rinkoje esančių kitų alternatyvų, bet pasiūla pasirodė gana skurdi ir netitiko mano keliamų lūkesčių. Taip mūsų šeimos ūkyje ir gimė beržų sulos sirupas, natūralus ir inovatyvus produktas be pridėtinių medžiagų ir su aiškia vietos kilme. Sirupas yra gaminamas iš lokaliai surenkamos sulos, kas užtikrina kokybę ir maksimaliai sutrumpina žaliavos kelią iki gamybos. Jeigu reikėtų palyginti žinomiausią mūsų beržų sirupo konkurentą, tai klevų sirupą, tai pažymėčiau, kad skiriasi pačios sulos sudėtis, taip pat cukraus kiekis suloje ir angliavandenių vyraujantis tipai sulose, kas ir įtakoja visą skirtingą šių dviejų produktų gamybos procesą ir galutinio produkto skoninės savybės. Mūsų šeimos ūkyje vadovaujamės aplinkosaugos ir tvarumo principais, todėl beržų sulos gamyboje naudojame vietinę žaliavą ir saulės energiją. Produktui parinkome draugišką pakuotę ir stengiamės bendradarbiauti su vietiniais verslais ir įsitraukti į bendruomeninę veiklą. Sirupas yra naujas akcentas virtuvėje, todėl jį dažniausiai renkasi sąmoningi pirkėjai, mėgstantis gaminti namuose ir vertinantis natūralumą ir kokybę, taip pat restoranai, kurie naudoja vietinius produktus. Atsižvelgdami į tai ir pardavimus planuojame vykdyti pagrindė tiesiogiai klientams be tarpininkų. Elektroninė parduotuvė, socialiniai tinklai, mugės, tai bus pagrindiniai mūsų prekybos kanalai, kurie leis užmegzti glaudesnį ryšį su mūsų klientais. Taip pat tikime, kad tinklaveika ir bendradarbiavimas su kitais verslais skleis ne tik žinią apie beržų sirupą, bet ir stiprins pasitikėjimą pačiu produktu. Ir ką pavyko įgyvendinti, tai kadangi, kaip visi žinom, beržų sula bėga pavasarį, o apie dalyvavimą projekte sužinojome tik tai birželį, tai turėjome labai ribotą žaliavos kiekį, bet džiaugiamės, kad ir su juo pavyko patobulinti inovatyvų sirupo gamybos būdą. Taip pat išgryninome visą produkto prekinį ženklą ir komunikacijos strategiją, o labiausiai džiugina tai, kad tai padėjo užmegzti bendradarbiavimą su kitais vietiniais verslais, kas sustiprino pačią produkto vietinę vertę ir atskleidė sirupo universalų panaudojimą. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad maži ūkiai turi ateitį ir pasirinkę beržų sirupą remiate ne tik mūsų ūkį, bet ir palaikote produkto skleidžiamą žinutę. Natūralumas ir atsakingas požiūris į tai, ką darai, turi išliekamąją vertę. Ačiū. Ačiū, Aiste. Jūs sakot, produktas yra tvarus. Kiek litre energijos reikia, kad išgarinti 0,2% cukraus iš litro? Todėl ir buvo sukurtas inovatyvesnis gamybos procesas, panaudojant osmosinį filtrą, kas leidžia atskirti didžiąją dalį vandens ir taip sutaupome žaliavos energijos. O paskaičiavot kiek? Maždaug iki 40% mažiau sutaupome. O bendroji sumoji koks skaičius energijos? Žinokit, dabar tokį prototipą tik tai 10 litrų pasigaminam. Ir kitas klausimas, kodėl nepasirinkot kito lietuviško produkto, kuris irgi turi natūralios gliukozės? Aš nenoriu sakyti nuo obuolių pradėti, bet... Supratau. Tai va. Tiesiog esame miškininkai, mūsų ūkis yra apsuptas mišraus miško, kur dominuoja beržai, taip ir gimė šis produktas. Jūs labai pabrėžėt savo konkurencingumą nuo kitų konkurentų, pranašumą, lokali žaliava. Tai jeigu
programuojam verslą plėtrai, kaip jūs užtikrinsite žaliavas tolimesniam produkto vystymui ir verslo plėtrai, jeigu turint omeny, kad tai yra tik labai sezoniškas produktas beržų sula, kuri gaunama pavasarį. Tai tada bendradarbiavimą su miškų urėdija, nes aplinkui yra mišrūs miškai ir vyrauja beržynai, o produkcija tada, jeigu jau galvotume apie platesnį plėtrą, tai tada reikėtų šaldymas išgelbėti ir tada jau mes galėtume ištisus metus. Sulo šaldymas. Nemačiau ne vieno skaičiaus, kiek Lietuvoje yra suvartojama arba nuperkama sirupo, arba nors klevų, pavyzdžiui, kad pasilyginti su kažkuo tai. Negaliu atsakyti, daugiau rėmiausi iš savo patirties, kad kai kūriau šitą produktą, bet kadangi tai yra inovatyvu ir artimiausias jau gaminantis beržų sirupą konkurentas yra Latvis, jisai gana rinką turi plačią visame pasaulyje. Tai manau, kad... Dėkui. O jūs vis minit mūsų ūkis, o kas tai yra? Kas jums sula tiekia? Kas renka? Mes patys renkam. Aš ir vyras, mūsų komanda visa. O jeigu, kaip jūsų kaimynas Latvijos, norėsite visą pasaulį išeiti, iš kur gausit? Ir sakiau, nebus, bendradarbiausim su miškų urėdija ir arba tada yra vienas žaliavos tiekėjas, tai yra Lietuvoje. Tai nepasakysiu pavadinimą, užkrito. Ar tai vienintelis jūsų ūkio produktas? Taip? Ar tai vienintelis bus jūsų ūkio produktas? Ne, čia yra mūsų produktas, kuris leis, tikimės, praplėsti ir turėti finansinės ištisus metus, nes mes auginam daržoves mūsų ūkis ir yra sezoninis. Kiek plėsitės, iki kur riba? Kadangi labai vertinu tą natūralumą ir ryšį, manau, kad labai nesiplėsime. Ačiū. Dar turiu vieną klausimą. Kaip atsirado pavadinimas Laimybė? Nesiplėsiu. Supratau. Supratau. Ačiū labai, Aiste.